Kas yra boosteris? Išsiaiškinkim. Iš anglų kalbos išvertus, booster yra sustiprintojas. Ir kai kalbame apie Mary Kay boosterius, tai yra ir odos stiprintojai, ir serumo, kurį patepame po to stiprintojas. Mes turime net 4 stiprintojus. Boosteriai, skirtingai negu kaukės, labai greitai duoda rezultatą. Tai yra koncentruota aktyviųjų medžiagų formulė, kuri labai greitai veikia odoje ir giliuose odos sluoksniuose. Todėl jie yra vadinami dermokosmetikos produktais, gydančiais. Boosteriai yra tokie pažangus ir efektyvūs, kad stumia iš pirmųjų pozicijų netgi kaukės. Ir tai patiks tom, kurios nemėgsta jų tepti ir laukti, kol reikės nuplauti. Nes boosterius mes tepame tiesiai ant veido ir jų nuplauti nebereikia. Kiekvienas boosteris sukurtas taip, kad jame randame tik tai keletą aktyvių ir kruopščiai atrinktų ingredientų, kurie veikia tam tikrą problemą arba tam tikrą odos būklę. Papasakosiu apie visus 4 boosterius. Tikrai rasite tinkantį savo ir net ne vieną. Tai pirmas boosteris yra stangrinamasis boosteris su resveratroliu ir vitaminu C. Tai jo pagrindinė užduotis yra stangrinti odą ir mažinti raukšleles, bei užtikrinti, kad tos raukšlelės kuo ilgiau neišryškėtų. Antrasis boosteris yra su hialuronu ir keramidais. Ir visų pirma, jisai tiks tom, kurios turi labai sausą odą, dehidratuotą odą arba kurios hidrolipidinis odos barjeras yra pažeistas, netvirtas ir greitai išsausėja oda. Tai hialuronas pritraukia prie savęs drėgmę, ją išlaiko tiek išoriniuose sluoksniuose, tiek giluminiuose sluoksniuose. Keramidai atstato odos struktūrą, o vaistinė verbena padeda odai kuo ilgiau išlaikyti drėgmės lygį ir natūraliai jį papildyti iš savęs. Šviesinamasis boosteris su ferulos rūgštimi, niacinamidu bei baltųjų pupelių ekstraktu, skirtas toms, kurios turi netolygų veido atspalvį, pigmentaciją, randelius po spuogų, strastanėlės. Tai šitas boosteris būtent šviesina odą ir vienodina jos atspalvį, suteikdamas jai tokį malonų, sveikos išvaizdos spindesį. Kartais mūsų oda yra papilkėjusi, tokia pavargusi, lyg tai be gyvybės ženklų. Tuomet į pagalbą galime pasitelkti šitą šveičiamąjį ir atnaujinamąjį boosterį su 2 rūgštimis, tai polihidroksi ir alfa-hidroksi arba kitaip glikolio rūgštimi bei glicerinu, kuris švelniai nusluoksniuos epidermio ląsteles ir skatins odos atsinaujinimą ir taip ją atšviežins, išlygins, pridrėkins. Toks labai švelnus boosteris, kuris gali tikti ir jautriai odai, ir jaunatviškai odai. Tiesiog tokia pagalba ir jo taip pat nereikia nuplauti, bet to jisai naudojasi tik tai kelis kartus per savaitę, ne kasdien. Tai labai patogus būdas prižiūrėti savo odą su šitais lašiukais. Ir apskritai su visais boosteriais, visi jie yra nenuplaunami, naudojami iškart po toniko, taigi labai paprasta, greita ir labai efektyvu. Antra šio video dalis yra apie tai, kad boosteriai veikia ne tik vieni, bet labai stipriai pagerina efektą, kai mes jį naudojame su atitinkamu serumu. Ypatingai noriu atkreipti dėmesį į šitą serumą, tai yra atkuriamasis serumas su vitaminu C plus E, kuris skatina odos elastingumą, mažina raukšleles, vienodina odos atspalvį, didina atsparumą įvairiems aplinkos poveikiams ir jauninam. Serumas su vitaminu C plus E bei boosteris su vitaminu C plus resveratroliu bus labai stiprus prieš raukšlinis duetas, dar labiau stangrinti odą, mažinti raukšleles ir kuo ilgiau išlaikyti odą jaunatvišką bei spindinčią. Vitamino C plus E serumo duetas su boosteriu su hialuronu užtikrins prieš raukšlinį ir labai stiprų drėkinantį poveikį, odos apsaugą bei minkštumą. Vitamino C plus E derinys su šviesinančiu boosteriu su ferula turės labai stiprų prieš raukšlinį efektą bei kovą su pigmentacija bei netolygiu odos atspalviu, taigi turėsime švytinčią ir lygią odą. Ši kombinacija, kuri yra vitamino C plus E serumas bei
Šveičiamasis atnaujinamasis serumas suteiks tiek priešraukšlinį poveikį, tiek odos lygumą, švarumą bei dar geresnį jos atsinaujinimą, kas turės įtakos tiek raukšlelėms, tiek odos spindesiui, tiek odos švelnumui. Šios boosterius tikrai galima derinti tarpusavyje, galima pakaitomis naudoti juos visą laiką ir visus. Yra tik viena taisyklė, kad vienos rutinos metu, tai yra pavyzdžiui ryte, mes galime naudoti 2 boosterius ir vakare mes galime taip pat naudoti 2 boosterius, jie gali būti įvairūs, tačiau vienas iš jų visada turi būti su hialuronu. Tai, kad atsirado boosteriai, tai yra stebuklingi lašiukai, kurių nereikia nuplauti ir jie veikia labai greitai, tai dar nereiškia, kad mums reikia atsisakyti kaukių. Jas galime toliau tepti, jomis lepintis, netgi maišyti su boosterio lašais. Aišku, tai bus prabangi procedūra, tačiau ko mes tik nepadarysim dėl savo grožio, jaunystės ir malonių pojūčių. Kaip manai, kurio iš šių boosterių šiuo metu reikėtų tavo odai? Jeigu nesi tikra, mielai pakonsultuosiu ir padėsiu išsirinkti patį tinkamiausią boosterį.